Kaip tada darant gerą nesitikėti gauti kažką tada atgal? Na, kad ir nedidelė mintis šauna į galvą, gal tada, kada ir man padės įleisti trafiką ir panašiai. Tai pirmas dalykas, mes čia dabar apie trafiką, pirmas dalykas, tai mes tai darome iš deficito, čia viską, nes kaip darau bet ką, taip darau viską. Nėra tokio, kad jūs čia darot, įleidžiat ir tikitės, kad jums padėkos, bet santykėje tai jau duodate iš gausos nesitikint. Ne, tai visur bus tas pats. Tai reikia tiesiog pamatyti savo deficitus. Kad pas mane yra toks veikimo modelis, aš noriu tik tai gauti, dėl to, kad aš pati neturiu ką duoti. Kad aš esu deficite, tai dirbsiu savo deficitais, dirbsiu savo energiją, su savo energijos nupilimu, su savo energijos resursų atstatymu, atstatomės resursus tada, kai mes nustojam juos nupilinėti, kai užsukam tą vonios skylę, ne, ir vanduo jis nustoja tekėti, tada mes galim tą vonę ją pripilti, ne, kad jinai prisipildytų. Ir tas mintis irgi, su to mintim Kristina irgi dirb tokiu būdu, kad ta mintis ateina ir jinai išeina ir viskas, jūs nesikabinat prie jos ir nebandot mąstyti ir veikti iš jos. Kad, įdomi mintis atėjo, o aš dabar pasielgsiu tiesiog, be sąlygų. Bus, tai bus, nebus, tai nebus. Mažinam reikšmingumą. Tiesiog ir sakom tiesiogiai. Dabar padariau. Įleis mane paskui, tai įleis. Neįleis, tai neįleis. Aš vis tiek darau, nes aš noriu daryti. Aš padariau gerą darbą dėl to, kad aš norėjau. Nepaisant to, man padarys kažkas vėliau atgal gerai, ar nepadarys, duos ar neduos. Aš padėjau draugiai, ir padėjau. Padės man atgal, tai padės, nepadės, tai nepadės, aš ant jos nepyksiu. Aš tiesiog padariau, nes norėjau. Dar tik pabrėšiu, kad labai labai svarbus dalykas yra emocijos. Kad jeigu mes sąmoningai darome iš emocijos, aišku, gali būti ir nesąmoningai, bet jeigu sąmoningai, tai čia visai tiesiog iškinsta, išdidėja įtaka minuso ar pliuso, bet jeigu mes iš stiprios emocijos, teigiamos ar neigiamos, darom kažkokį veiksmą, mums reikia suprasti, kad tai tik sustiprins įspūdą. Kad jeigu žmogus, pavyzdžiui, pameluoja tiesiog, biškį pamelavau, tai čia bus toks, žinot, minusiukas. Bet jeigu aš supykau, ir dar pamelavau ir blogai padariau, tai čia bus toks. Toks. Kiek, pagalvokit, kiek esat padarę blogų dalykų iš pykčio. Aš supykau ir... Beje. Ką, norėjau jums pasakyti, kad aš šiandien ryte, kai vyras pasiėmė kompą, žinot, ką pirma mintis kokia buvo, ką pagalvojau? Galvoju, tai aš ir jam tai padarysiu. Aš tokia, įdomus požiūrio taškas, Agata. Ne, tu nedarysi. Stop, viskas ir nedarau. Suprantate, ne, kad mintis, tai tu jam irgi tai padaryk. Nors jis nieko nepadarė žmogus specialiai, jis tiesiog pasiėmė kompą ir viskas, važiuoju dirbti, viskas. O aš tai sugalvojau, kad šį specialiai galbūt padarė, nors aš niekam nieko nesakiau, kad man to kompo reikia. Tiesiog pati savo pasižymėjau kalendorių, jums pasakiau ir viskas, jis nieko nežinojo. Bet kokia mano mintis? Man pakilo toks pyktis, nepasitenkinimas, liūdesys, taip nemalonu, ir mintis tokia, aš irgi jam tai padarysiu, tada irgi pasimsiu kompą ir 5 sekundės. Aš neleidau tam tiesiog pakilt, čia ne apie slopinimą, o kai mes neleidžiam tam užkilt ir iš to mes nepadarome jokių išvadų ir veiksmų. Mes viskas, taip, aš dabar pajaučiu pyktį, liūdėsi, mane malonu, viskas. Ir aš tokia, Agata, tugi, pati sukurti, tugi jam nepasakei, kad tau reikia. O ką galėjau padaryti, ne? Galėjau ką padaryti? Supykti ir pasakyti, gerai, tada dabar aš tau irgi tai padarysiu tau irgi, arba mintise pagalvoju, aš dabar jam viskas, dabar sugalvosiu keršto planą ir padarysiu, ir tada va. Neigiamą, tokią sėklą, tokio dydžio pasodinčiau ir stiprumo sėklą į savo protą. Ir lygiai taip pat atvirkščiai. Jeigu mes skleidžiam negatyvą, mes esam tokie tamsus debesėliai, tamsus burbuliukai, čia tą supykdėm, čia tą, vėl žiūrėkit dabar,
vėl, 10 esminis momentas šiandien. Mes nesam atsakingi, aš nesu atsakinga už kito žmogaus jausmus. Nu, aš nesu atsakinga už tai, kad jisai supyks, kad jisai nuliūs, kad jisai įsižeis ir panašiai. Bet aš žinau, kad jeigu aš praeitą kartą gal sakiau ar nesakiau, galvoju kažkam čia gal konsultacijų sakiau, bet aš žinau, kad jeigu aš dabar pasakysiu, Agata, tu vapšė dūra, nu, vat kvailė paskutinė tiesiog. Nu, jai nebus malonu. Jis gali ir supykti, ir, nu, jai gali būti nemalonu. Arba jeigu aš eisiu žmogų ir jį nustumsiu nuo kelio, nu, ašgi ne prie ko, kad, nu, tipo, aš nesu atsakinga, kad jis dabar supyks, jisai susižeis. Ne, tu nesi atsakinga už tai, kas jam kils, bet tu žinai, kad ką tavo veiksmas gali sukelt, kokią įtaką gali padaryti. Ir ypatingai, kai tu tai darai sąmoningai, kai tu sąmoningai žinai, kad aš dabar padarysiu ir žmogus tai pasijaus, kad jam bus nuo to blogai, tai tada tu darai, tu tą blogį, tu jį skleidi, spredini, jisai tik sklinda. Nes tas žmogus tada jisai bus blogai pasijaus, jisai duos tą energiją blogą irgi negatyvę. Nu, nėra bloga gera energija, yra negatyvi, pozityvi. Jisai tą negatyvę energiją toliau skleis savo aplinkoj, ten savo žmonai, pavyzdžiui, ar ten savo vaikams, kolegoms, tėvams ir panašiai, jie toliau skleis kitiems ir vėl tas drugelis, drugelio efektas jisai toliau veikia, tik per negatyvę prizmę. Nes tai, ką darau savo, darau kitiems, ką darau kitiems, darau visiems ir tuo pačiu savo. Kad jeigu mes negalime mokėti kitam, arba mes kitam mokėti nenorime, mums irgi niekas nemokės. Nu, neįmanoma tapti turtingu žmogumi, finansiškai laisvu ir taip toliau, sėkmingu versle, jeigu būti gobšuoliu, nesidalinti su kitais, neduoti kitam, nemokėti kitam. Tiesiog yra neįmanoma. Ir tavo dosni proto būsena yra apie tai, kai aš esu dosnus, kai aš dalinuosi, kai aš moku pinigus. Vat tiesiog, kad, žinot, pavyzdys, ne, apie pinigus kalbant, kad žmogus, pavyzdžiui, nori, štai irgi daug kartų esu pasakojus, kad žmogus nori gauti viską nemokamai ir sako, kodėl čia aš dabar turiu mokėti ir kodėl mane duoda nemokamai, bet jis pats nori, kad jam mokėtų pinigus. Tai yra neįmanoma. Tai žmogus jis gaus arba tiesiog labai minimaliai, arba nu, visai nieko negaus iš pasaulio, nes norėti gauti viską for free, nieko savo neįdėjus, tai ir tau pasaulis nieko neduos. Jeigu tu gailėsi žmogui kažkokiam duoti kažkokią vieną papildomą eurą, tu nenorėsi nusipirkti mokymų ir iš juos susimokėti, niekas tau irgi nemokės. Nes viskas prasideda nuo čia. Mes pasiėm tas sieklas, kad mes esam dosnus, kad mes dalinamės, kad mes kūrėme gėrį pasaulyje, ne? Kad mes kūrėme gausą, kad aš moku ir aš suprantu, kad aš prisidedu prie kito žmogaus, geresnio gyvenimo, kad aš dabar sumokėjau ir kitam žmogui bus geriau, jisai galės kažką daugiau nusipirkti, jisai galės savo šeimai kažką daugiau nusipirkti, kad jisai dabar jausis laimingesnis, džiaugsmingesnis ir panašiai. Ir va čia yra ta dosni, kai aš galiu, kai ne aš save spaudžiu, ne, ir einu į minusą, nes pa žmonės dažnai įsijungia tas, kad ypatingai, jeigu ten truputį mažiau pinigų, arba ten pritrūks, ir tada reikia susispausti, reikia pamažinti išlaidas, reikia pamažinti dabar savo tai, ką perku, ne, reikia mažiau pirkti, reikia pigiau pirkti ir panašiai. Ir čia va gaunas mes va taip, susispaudžiam ir viskas, čia susispaudžiam. Tai čia yra labai didelė klaida. Nes tada, kai mes susispaudžiam, tai susispaudžia viskas, ir energija, ir galimybės, ir viskas. Ir va tokia įtampa, ir tai labai sunkiai energija juda kūne, o energija yra pinigai. Ir atvirkščiai, nes mes visi esam bendra. Jūs norėsit blogo vienam, jūs linkėsit blogo visiems ir įsivaizduokit, kokia tai yra energija, ką jūs kūrėt. Jūs padedat, kad pasaulis gerėtų, ar kad pasaulis blogėtų. Vat jūs dabar esat gyvenime, jūs veikiat. Nuo to pasauliu geriau ar blogiau. Bet čia esminis klausimas, kurį reikia savo uždavinėti. Ir čia būna esminės priežastis, kodėl mano gyvenime yra tam tikri pliusai ar minusai.
Jeigu yra minusų, reiškia, aš daugiau darau minuso visgi. Nes manęs tiesiog, nevertinga ir dauginti yra. Ir manęs yra mažai, ir man tada nevertinga duoti daugiau galimybių, pinigų, duoti kažkokių materialių ir nematerialių dalykų ir taip toliau. Nes manęs nenaudinga dauginti. Piešiau aš, ne? Antroji gal paskaitoj. Manęs tiesiog nenaudinga yra dauginti.